Labai ačiū, kad skiriat laiko ir sutikt atskleist paslaptį. Tai iškart pradėsiu nuo paslapties. Noriu tapti čempionu. Ką reikia daryti? Pažingsniui prašau. Visų pirma, reikia žinoti, ko sieki. Jeigu noriu tapti čempionu, jau gerai. Nes kažko tu nori. Nes paprastai turbūt yra didžiausia problema tam pačiam planavime, ko tu sieki gyvenime. Pamenu tarybinius laikus, tai visų vaikų paklausdavau, ko noriu tapti, visi norėjau būti kosmonautai. Tai galvoju, kad ne visiems tas yra pasiekiama, bet bent jau tikslą turiu. Na, čia irgi, jeigu nori tapti čempionu, žiūrint kokios sporto šakos. Tai aišku, manau, kažkokia dalis yra, tu turi būti tinkamas turbūt tam reikalui, na, dalesim krepšinį, tu turi būti gal aukštesnis. Nors šiuo metu visi įrodinėja, kad aukštas tai dar nereiškia, kad geras, nes yra visokio išilčiavimo saizo žaidėjų, kurie žaidžia gerai ir aišku, tai yra juodas darbas. Tapti čempionu, jeigu tokia formulė pasakyti, tai manau, kad turėtų kokie 3 dalykai sueiti į vieną, tai sakykime, juodas darbas, sėkmė, sportinė sėkmė ir, na, sakysim, pastangų atidavimas ne 100, bet 150%. Čia, jeigu visą šitą dalykas turėdamas kantrybę sudėsi, turiu omeny, jeigu pradedi nuo mažų dienų, nuo mažens, jeigu tave tėvai nukreipia, kur tu nori būt, kažkokią tai kryptį, aišku, galiu pasakyti savo asmeniniu pavyzdžiu, kad krepšinis man patiko, bet man nepatikdavo žinant laiko, kad reikia eiti sportuoti per karštas dienas, vidury vasaros, kai kiti maudosi. Išaugo prie Nemuno, kiti maudosi upėje, o tu turi važiuoti su autobusu, dabar paprasčiau su mašinom nuvežė parvežė, bet tais laikais nebuvo lengva taip susisiekti dar su tuo centru, Kauno centru, kur aš gyvenau. Taip kad jeigu ne tėvai, kurie mane, na, sakysim, net kartais vertė vasarą būtinai nemesti sporto, eiti treniruotės, nedaryti pertraukų. Na, visa laimė, kad mano tokie buvo tėvai, kurių aš nebijojau, bet klausiau, nes jie taip kažkaip mūsų auklėjo su broliu, kad, na, kažkaip mes šventai tikėjom tėvų pasitotis žodžius ir jie sakė, kad tai reikia ir mes tą darėm, o ne su broliu. Tai čia yra pirmas tas toks, sakyčiau, žingsnis, kad, nu, turi kažką iškentėti, aš nežinau, mes augę suprantam apie ką tai tas yra kalba, tą gali tik tai pasakyti, kaip praeini kažkokį gyvenimo darbą, kaip vaikus to įtikinti, aišku, čia yra tėvų jau darbas. Na, šiuo metu yra daug tokių kitokių pagundų, aš matau, vyksta visokie pasaulio čempionatai, kompiuterio žaidimų, netgi dabar, kai sustojo šiuo metu ir ta pandemijos metu sustojo krepšinis, jau žiūriu, vyksta pasaulio kompiuterinis krepšinio žaidimas. Nu, tai yra pats lengviausias kelias ir aš nemanau, kad netgi tampat čempiono šio žaidimo, na, aišku, gerai, jau vis tiek. Jau čempionas, bet nemanau, kad to mums reikia, kadangi, na, aš turbūt ir jeigu imti taip jau plačiau, tai turbūt ir sportas duoda kažkiek tai sveikatos. Aišku, kai paskui peraugia į profesionalų sportą, tada jau tada yra, na, šiuo metu, sakyčiau, jeigu palygint, kaip sportuodavau mes savo laiku, mes tų metodikų turėjom, kokias jas turėjom, pasaulinės praktikos neturėjom, kadangi Tarybų sąjunga buvo uždara valstybė. Na, kaip jau supratom, taip jau darėm, kaip tie mūsų treneriai mokėjo, taip jau mokėjom. Dabar, kaip sulyginu tą, ką mes darėm ir kaip mes dirbom šiuo metu, tai kaip diena ir naktis, nes daugelis pratimų, kuriuos mes darėm, jie paprasčiausiai žaloja sveikatą. Vienas iš tokių, atsimenu, vienas iš pagrindinių buvo, kai tu užsidedi 80 ar 100 kg štangą ant pečių ir šokinėjai. Tai su ta štanga šokinėdamas tu iš karto
stuburą suspaudi su trankais lanksnelius ir esi pasmerktas gyvenime, kaip ir aš esu. Turiu 3 išvaržas, kartais jie skauda, kad negali atsikelt, kartais, mes žinom, Sabonio dabar atvejai, išoperavo nugarą, mes žinom, Laganovičius išoperavo, bet, tokios buvo tada tendencijos, dabar tokių dalykų niekas nedaro, yra baudžinių, sportas tapo mokslus, bet turi kažkiek atkentėti. Vis tiek tie krūviai yra dideli, jeigu rimsi anuos laikus ir šiuolaikinius, tai tada gal dirbom daugiau ir ne taip profesionaliai, kaip, sakyčiau, medicinos atžvilgiu. Bet vis tik kantrybės reikia ir dabar, užsispyrimo, siekimo ir, kaip jūs sakėt, pagrindas, kad turi žinot, ko tu nori, ko tu sieki. Čia yra pagrindas. Jeigu nori būti čempionu, turi būti pasiruošęs, nebus lengva. Turėsiu tapti daug dalykų, kaip minėjau. Turi būti kažkoks talentas, o visas kitas tai yra juodas darbas. O dabar dėl to juodo darbo. Vieni mano, kad valia geležinė turi būti, kad tu turi privers, nori, nenori turėti, o kiti ir aš kokio daugiau sportininko klausinio, jie taip nustebo, sakau, net, pavyzdžiui, sakau, kokia valia, kai yra aistra, nereikia valius, kai yra aistra, tada viskas eina, ir tas sunkumas tada ne taip. Kaip jūsų atveju, ar buvo daugiau valios, tokios gėlė, ar aistros, kuri automatiškai... Čia du skirtingi dalykai. Aistra yra gerai, nes tu nori, tau įdomu, valia yra kada, nesakysime, jeigu konkrečius pavyzdžius imti, kai tu žaidži olimpinėse žaidynėse, turi sužaisti per kaip 10 dienų 8 rungtynes, kai fiziškai daleiskim yra labai skirtingai, jeigu į komandų yra 12 žaidėjų, kurie tą klubį pasidalina, tuo 10 dienų laikotarpį yra viena, kitose komandose yra 7 žaidėjų, kurie tą klubį dalinasi 7, kiti epizodiškai. Ir tada tau tokio, sakysim, turnyro, kai Olimpiada, reiškia situacija, kad tu kiekvieną dieną žaidi ir su kiekvieną dieną tau stiprėja komanda, nes tos silpnesnės puola, kaip iš grupės išeini. Tai reiškia, tu kuo daugiau pavargęs, tuo stipresnė tau komanda. Ir tada jau aistra jau tokia, kaip ir jinai yra ir nėra, jau persijungia į kitą tą bėgį, tada jau valios pastangos. Ar tu gali perlipti per save ar negali? Jeigu mes prisimenam, aišku, čia seniai buvo, daugelis neatsimena, kaip Olimpiada vyko Meksikoje, dabar gal, nežinau, kokie tie metai, 68 tur. Ir kai tai buvo aukštikalnės ir po maratono bėgimo sportininkai bėgo į stadioną ir liko paskutinės 100 metrų, bet kadangi aukštikalnės ir karštis, tuo metu nebūdavo tų maitinimų punktų, kur kai dabar ta kažkas, nežinau, kas kilometrą, bet 5 ten yra, gali išgerti kažkokių papildų, tada išbėga ir atbėga 100 km. Ir jie tą 100 metrų bėgo, nežinau, 10 minučių, jis bėga 2 žingsnius į priekį, 3 atgal, nes jie jau nesiorientuoja nei laike, nei jie komos būsenai. Ir tada tai yra jau valios, jau aistros nebėra jokios. Man teko dalyvauti Kobe 85 metais universiadoje. Irgi, atsimenu, labai buvo karštas oras, buvo 40 laipsnių karščio, bet svarbiausia, vien buvo tas santykinis drėgnumas Japonijoje yra labai aukštas, nežinau, koks 80%. Tu išeini į gatvę ir esi iš karto šlapias, tokio dušnumo šlapias. Gatvėse, sakykime, visur tvyro toksai kaip puvėsių, pelėsių kvapas, nes viskas pelyje. Pūna, nes nuo drėgmės. Ir universiadoje bėgo 42 kilometrus ir viena mergina rusytė, nežinau pavadės dabar. Reiškia, jinai prabėgo ar 5 maitinimo punktus, nes jinai tuos 5 punktus prabėgo, jinai bėgo tą atstumą komui būdama. Ją išvežė į ligoninę, po savaitės ją reanimavo, po savaitės ją įteikė medalį už valią pergalės siekime. Reiškia, jau jinai nesiorientuodama, bet tuo metu, aišku, mes patys buvom Tarybų Sąjungos reikni. Ta pati ir propaganda, ir ta stilius treniravimo buvo toksai, kad
motivacija nebuvo pinigai, dideli uždarbiai, buvo pergalė ir tos pergalės siekimas buvo viskas. Ir tu turėjai perlipti per save. Tai va šitą valia, jos turbūt negalima lyginti su aistra. Ir va, jeigu jūs apklausėt sportininkus, turbūt jaunesnius už mane, jie net nežino, apie ką aš dabar kalbu. O jie pasiekė nemažiau negu aš. Bet nes šiuo metu tas visas sportas paremtas, sakykim, ta motivacija, tu gerai pasirodysi vienose varžybose, tu papulsi į kitą šalį, atstovausi kažkokiam klubui, nebūtinai krepšininkas, kaip mūsų dviratininkės Italijoje važiuoja, tu uždirbsi pinigų, tu susikursi savo gyvenimą. Mūsų laikų tai nebuvo, mano tėtis ir mama fabrike uždirbo daugiau negu žaisdamas krepšinį. Aišku, mums tas buvo pagrindinis malonumas, tai ne pinigų siekis, bet pergalės. Ir tas buvo mūsų stimulas ir visa motivacija. Bet tuo metu mes labai daug sportavom, nematydami jokios ateities. Nes galiu pasakyti, žaisdamas ir tapdamas olimpiniu čempionu, aš iš Maskvos sporto komiteto uždirbdavau 150 rublių. Tie, kas tuo laiku gyvena, tai žino, koks tai atlyginimas. Mano mama Kauno dirbo spaustuvėje, Karolio Požalo spaustuvėje, linotimininke. Aišku, tai pavojingas darbas. Su švinu, reikdavo ant švino ploščių spausdinti raidės, iš jų paskui spausdinau knygas. Reiškia, uždirbdavau 320 rublių. Tai ta tokia gyvenimo gerovės motivacija, jeigu tu ne sportuosi, o prarasi ten, daleiskim, neprofesionaliai žiūrėsi, tau sportas nepatiks, ar kas tu išeisi, tu fabrike daugiau uždirbsi negu sportuoji. Tai va šito nebuvo. Dabar mes turim visą kitą situaciją. Mes turim situaciją, kada tu gali uždirbti 100 eurų ir gali 100 milijonų eurų. Čia viskas priklauso nuo tavęs. Čia yra pagrindinis, aš galvočiau taip, kad pasaulis dabar sumaterialėjo visiškai. Ir gal gerai ar blogai ne man spręsti, mano vertybės truputėlį kitokios. Bet dabartinis jaunimas, ką aš matau, nori geresnį telefoną, turėti geresnę mašiną ir toliau. Tai vat čia to čempiono vardo siekimo, viskas jūsų rankose. Ir mes nesam uždaryti vienoje šalyje, mes turim visą pasaulį. Ir mes nebesėdėm garde, kaip mes įgom savo laiku. Ir vat tas tik yra, manau, kad tos plačios galimybės ir tas platus pasirinkimas kartais tą valią tau atima. Nes su tuo jau susidūriau 90 metais pasirašęs kontraktą Vokietijoje, vakarų Vokietijoje, kuri, reiškia, gyveno tą demokratiją ir tą gyvenimą, kokį gyvena mūsų jau jaunimas, nes prabėgo 30 metų. Ir kada juos verti daugiau dirbti kaip partnerius, nes aš žaidžiau ir vokiečiai šalia manęs ir liepi aukščiau, greičiau bėgti ir ilgiau treniruotis, dar kartais, kadangi jie to nenori daryti. Ir tada nesunku ir vėl tau reikalinga ta valia perlipti per save, kada tau sunku, tu turi vis tiek tą padaryti darbą. Tai tas tave priveda prie pergalės, kadangi kitas negali, o tu dar gali. Tai tada vokiečiai, turėdami tokį gyvenimą, kaip mes turim dabar, jie susirinkdavo vieną, susirinko daiktus ir išėjo namo. Sakė, mane čia nereikti, tai yra jis išėjęs. Ta aistra buvo, jam pažais krepšinį, bet kodėl jis jį žaidžia, jis nežinojo, jis galvojo, čia taip įdoms, o kai reikia tos valios, kaip padaryti, kai jau sunku ir nebegali, tai tada yra jau kiti dalykai, taip kad aš tos aistros gal su ta valia nelyginčiau, nes matot, net jaunimas net nežino, kas tas yra. Rusai turi gerą posakį, čeris nemagų, tai negaliu. Nes viską anksčiau mes tą darydom, kai jau Gerasas yra gerai pastebėjęs, reiškia, ar reikia komandai psichologų. Tai jis sako, tuo metu nebuvo populiaru psichologai, dabar net komandos turi juos. Bet iš tiesų tai jis pasakęs tokį gerą, paprastą dalyką, ūkiškai, reiškia. Psichologija kokia? Mano žaidėjai, kadangi gerai ir daug treniravosi, dar bėga, o priešininkas jau nebėga. Va ir visa psichologija, jisai mažiau treniravosi, jisai nebegali bėgti. Aišku, jeigu tu imi tuos sportininkus, kurie treniravosi daug ir tie turi dar plus psichologą, tu turi pranašumą. Bet jeigu čia lygiai, aš kaip sakau, kai man reiktų plaukti su meilutyte, ar aš užsidėčiau kostiumą, ar nusiskusčiau plikai, aš vis tiek nepriekčiau jos, nes aš netame lygiai, ne temo iš viso. Bet jeigu taip, tai gal jo, bet esmė tai yra
turi būti pasiruošęs, pasiruošimas visada būna, kaip sako, sunku pratybose, lengva kovoj, mes treneriai dabar sako, turim treniruotis tiek, kad varžybos būtų malonumas, bet kad tu jas nevaktum, tada tu gali kažko pasiekti, jau kitas vargsta, o tu jauti malonumą, tada viskas gerai. Iškai treniruotis turbūt žymiai sunkesnis, tu turi vis tiek nueiti ten. Ten, kur gali, pavyzdžiui, kad tau nebūtų varžybų metu, ir ypač, kaip minėjau, daleiskim tokio turnyro kaip Olimpiada, kai tu atkinėsi pusfinalis, finalas, kur ateina komandos stipresnis ir stipresnis, kad tu ten neatsidurtum pirmą kartą savo gyvenime. Kadangi tu pasiekiai tokias perkrovas, kad tu nežinai, kaip elgtis, kadangi ten nesi buvę. Geriau jau tas perkrovas turėti, tą jausmą žinai ir kas vyks toliau, jau tu turi tokią kažkokią žinomybę. Tam reikalinga daug, dabar truputėlį kitokios metodikos. Bet tam turi nueiti kažkur, kad visada, aš kaip sakau, mes, pavyzdžiui, darom treniruotę metimų. Visada spaudžiu savo visus žaidėjus, kad mestų maksimaliam greitį. Nes jeigu tu bėdysi lėtai ir tave gynybos privers per rungtynės mes greitį, tu niekada nepataikysi, nes tai bus tau naujas greitis, naujas dalykai. Tu turi būti maksimaliam greitį ir jeigu per rungtynės tau situacija leis truputėlį susilietint mesti, tu į apačią visada atgal į tą lietą grįši. Ir tas taiklumas tau bus geras, nes lėčiau yra, jeigu tu lėčiau treniruojasi, bėgioji, tai tau lėčiau yra lengviau negu tave privertė greitai ir tu nesusilokai su to priekį. Kalbant apie metodikas, sakėt, labai pasikeitė metodikas. Palyginus to, kaip anksčiau buvo dabar, bet kodėl metodikose dabar, kiek teko kalbėti, visi žino, kaip treniruoti kūną. Ištverime greitį, bent mažai kas iš trenerių gali pasakyti, kaip treniruoti smegenis. Ne psichologas, kuris patars, bet treniruoti smegenis. Ta pati koncentracija, streso malšinimo. Kodėl šito? O žinom, būtent dėl to psichologinio nepasiruošimo labai dažnai finale viskas ir apsisprendžia. Koncentracija yra vienas iš pagrindinių dalykų ir galiu pasakyti tendenciją, kur einam ir kodėl taip yra. Nes dabar žaidėjai koncentracijos praktiškai nelaiko ilgiau 5 minučių. Mes anksčiau žiūrėdavom, nes nebuvo tokių technologijų, kur galėdavai sukarpyti kažkokią priešininko rungtynės ir imti tau reikiamus momentus ir juos peržiūrėti. Tai mes dar atsimenu, kai žaidžiau kartu su Arvydu Madrido Renė ir Željko Obradovičius buvo mūsų treneris. Mes žiūrėdavom visas rungtynės priešininkų. Tai užima 1,5 valandos dar su sustabdymais ir kažkokiais paaiškinimais. Tai tik jau pastebėjau, kažkur likus gal kokią 5-7 minutėm jau prasideda muistymas tarp mūsų, tarp žaidėjų. Jau mes tą koncentraciją po kokios valandos jau viskas ją pametė. Dabar darau video neilgesnį 5 minutės, nes jei padarai 70, dabar ir technologijos, mes sukarpom epizodus, kad kuo mažiau žaidėjus apkrauti to sėdėjimo. Jie jau po 3 minučių nebelaiko koncentraciją. Vienas kasosi, kitas ten čiaudo ir prasideda. Aš jaučiu, žiūrėdamas, tada man geriau nutraukti, negu beržiai tuščiai jau niekas nieko negirdi. Bet aš tai galvoju, kad tas viskas susideda su šiuolaikiniam tom technologijom, telefonai, kompiuteriai, viskas. Kantrybė nulinė. Pažiūrėkit, netgi aš sakau, aš užaugęs su hard rocko, ne, su muzika. Tai mes anksčiau dievinom tokius, kaip sakysim, Black Sabbath, Deep Purple, ten AC/DC, kurie kurdavo ir mes kažkaip, bent gal mūsų tam rajone, kur mes augom, jeigu grupė sukuria, sakykime, kažkokį muzikinį kūrinį 7, o ta July Morning Pure Hip, tai jie sukuria 12 minučių, ne? Tai yra menas, keičiasi kokie 10 temų, muzikos, tai yra konkretus menas hard rock'e, ne? Tai dabar pažiūrėkit, imkit bet kokią grupę, jie ilgesnio negu 3 minutės net nekuria kūrinio. Ir aš galvojau, kodėl jie to nedaro. Tai man čia labai gerai paaiškino, reiškia, tada jų neleis per radiją. Nes radija turi limituotą ir jeigu tu padarysi 7, jeigu tave neleis kažkur per televizijas radijas, tu reiškia, nebūsi populiarus, tu gerai, senos grupės, daleiskim, jos yra, jos turi vardą, bet tu nuo jų neišlys. Tai viskas eina į tą tokį
siaurumą, tai aš ką turiu omeny, kad viskas greičiau, pažiūrėkit, kaip, pavyzdžiui, aš dabar net pats informacijos labai daug. Žmogus tai turbūt turi tą savo atmintį, kaip ir visi ten telefonas, ar visi sakysi mane, tu įvedė yra ten megabaitų tiek ar tiek. Dabar tos informacijos tiek, kad žmogaus galva jau nebesugeba ją visą priimti, visą apdoroti. Todėl visi žino po truputį, bet ne visi apie viską, jo, po truputį, ne? Tai, pavyzdžiui, tą visą koncentraciją išlaikyti sportą, jinai labai svarbi ir aš pastebėjau su Chimkais pereitą sezoną Eurolygoje, mes eilę rungtynių pralaimėjom taško ar 2, kada lieka 2 minutės ir žaidėjai tuos dalykus, kuriuos mes darom 100 000 kartų, jie ant jų suklysta gale. Čia turbūt geras būtų pavyzdys kaip vairuotojas. Tu vairuoji, aš kodėl visada duodu savo žaidėjim pavyzdį, neleiskim Formulę 1, kurie viskas vyksta ant maksimumo greičiai ir jie turi tą 1,5 valandos važiuoti, kai ten būna 86 metus ar kiek važiuoja. Ir kiekvienas koncentracijos sekundės pametimas iš karto varė viskas tau, nes greičiai baisingi. Kai mes žaidžiam 39 minutės laikai koncentraciją ir ten minutė tu suklysti paprastam dalykė, nes paprasčiausiai jau nesusivokia, turbūt tą fiziologiją žino, ne? Tada pervarė žmogus, yra žeminės, reiškia, mažosios smegenėlės, deguonies nedaneša, čia kaip ir alkoholio vartojimas, tada pradeda suktis galva, situacijas vertini jau ne taip, tai va čia ir viskas yra pasiekoja to, kad tu nesi tam lygiai fiziškai pasiruošęs, tu nesi tam lygiai dirbęs ir tau tas nuovargis duoda koncentracijos tą stoką, kuri priveda prie -1 taško. Kodėl aš toks šalininkas ir kartais skaitau, kad senos mokyklos duoda didesnius fizinius krūvius, kad žmonės pabūtų ten ir galėtų tam orientuotis tam dalyke, nes aš žinau, man įdomu tokias moksliniai, ne tik iš krepšinio, reiškia, momentai. Man visat įdomu, kaip kosmonautai dirbo tuose perkrovose, nes eilę kosmonautų aš pažįstu ir savo laikais tų kokie 3 Tarybų sąjungos didvyriai mes su jais bendraudavom su manim. Ir jie tarp kitko žino Žalgirio komandą ir dabar mes pabendravom, nes Chimkai yra vienintelis pasaulyje miestelis, kur gamina variklius, kur į kosmosą išveža, reiškia, visas ten Sajūzus ir visas raketas. Ne? Tai mes einam ekskursijas, pažįstam direktorius, kalbamės va tą temą, kaip, pavyzdžiui, kosmonautų perkrovos. Tai juos vadina į tokią kaip centrifugą ir suka iki tokio maksimumo, kad nori pažiūrėti, kiek žmogus gali, kokiam lygiai gali jisai išgyventi. Tai irgi vis žaidėjams bandau išaiškinti, jeigu jūs suklysit duodami pasą ar padarysit kažkokią klaidą, reiškia, komanda pralaimės. Jau įsivaizduokite, jeigu kosmonautas paspaudžia ne tą, ten, sakykime, kažkokį mygtuką, tai jisai kuriasi, kad purtuojasi į kosmosą, nes jis negali suklysti. Lapūnas negali suklysti. Yra tokių dalykų, kur gerai. Sportas suklydai, nelaimėjai, ir to, bet yra, kad suklydai yra. Ir ta klaida yra mirtina. Išminuotojai, negali suklysti, tą koncentraciją turi laikyti. Kodėl taip aiškinu, kodėl taip sakau. Yra tokios profesijos, kur žmonės tą atlieka. Ir tai reiškia, kad tai nėra, o treneri, jūs mums duodat neįmanomus dalykus. Ne, tas yra įmanoma. Tik reikia dirbti tą linkmę ir save pakštuoti. O kai jūsų manimo, jeigu psichologinis paruošimas toks svarbus, jam neskiriamas specialaus dėmesio. Kūną treniruoja, kūną ir mokslininkai, kad jau kūnas jau maždaug 25% jau išnaudos, o smegenys išnaudos tik tai 6%. Jo. Ir vis dabar eina kalba, tai yra realiai, kariškius jau treniruoja su simuliatoriais, kad jie nevargindami kūno prasuktų daug situacijų, kad nes pilotas žymiai daugiau gali treniruoti. Tai tie dabar jaunuoliai 22 metų, jiegi ten tuo kompiuterį valdė, kai mano dukra tėti, kad tu čia nemoki to padaryti, o man rašo žinutę dukra LATKV. Tai reiškia, labas tėti, ką veiki. O man sako, ką tu dėl to? Nes jie dabar irgi dėl to nesivargina labai jau ten tos koncentracijos išlaikyti. Tai tas viskas užtrumpina. Ja, taip. Kad su šiuolaikiniu jaunimu aš net nežinau ir kaip patart labai turi. Ir mes, aš jau dabar kokią, sakysim, tam aukštam lygiai komandą turiu kokią 3 kartą tokia imu. Ir jie su kiekvieną tą kartą jie yra skirtingi.
jie yra labiau pažeidžiami. Jų ne, tikrai jau, sakykime, profesionalus sportas, bet kokia sporto šaka, tai yra, jei grubiai sakyti, perlip per kitą, nes toks jau yra ta rūšis to darbo. Ir čia tu tik perlip, kada gali per kitą. Kai tau iš paskos paleidžia šunį, tai tu aišku greičiau bėgsi, jau nieko tu ne, ir dar per tvorą gali perlip didesnį. O jeigu tu nori savo malonumą ir to šuns neturėti iš paskos, tu nepasieksi to maksimum. Mesgi visi žinom, kai paleidžia greituminiai, tau geriau bėgti su kažkokiu greitu žmogumi, orientuotis, tau rezultatas bus geresnis, negu tu atbėgsi pirmą su lėtesniu, bet tas laiko rezultatas bus blogesnis. Bet dabartinis jaunimas labai reikia atsižvelgti, man gerai, kad mano vaikai augo ir dukra man tėti, mūsų karta netokia kaip jūsų, jau jūs čia nepasakot, jūs nevalgė, ten darė tą ir tą, bet mūsų jie nevalgys ir nedarys. Tai jų kartais nepaspausi, kai kurios gali paspausti, kitus ne, dabar mes matom tos visus judėjimus, ne? Kiek išlenda mes, aš niekada pas mane pilna komanda buvo ir juodaodžių, ir baltaodžių, ir aš niekada į juos nekreipdavau dėmesio, bet tenka paskaityti, kad net ir tas Casey Riversas, kur žaidė Žalgirį ir pas mane žaidė, jisai labai puikus vaikinukas, bet tokį straipsnį perskaičiau, kad jis patyrė kažkokius irgi, jo patyčias, kad kažkada ten anksčiau, aš net nežinau, ne pas mumis ten vaikystė, ir Amerikoje, aš nežinau, tos šalies atrodo, mes visi turbūt augom ir tų patyčių tam ir darželį, ir mokykloje visi patyrė, bet kažkaip mūsų kartos jie tai nekreipdavom to dėmesio ten. Kaip, priėmė viską, susirgiu, kai ta kempinė, bet kažkaip iš to nedarėm problemų, tai toliau, nekomfortiška gal. Dabar tas pasidarė didžiausia bėda. Ir kaip, pavyzdžiui, priverski bėgti greičiau, aš nežinau, jeigu pats sportininkas nemoka. Bet, pavyzdžiui, kalbant apie tą pačią valią. Išeina taip, kad turi tavo duotą fizinę, gamta padovanot fizinį pranašumą, dar duoti valios, tai tada prašau, jeigu mane davė nei fizinių, nei valius, tai tada, prašau, aš čia nieko. Kodėl aš galėčiau duoti tarsis Wayne Gretzky, turbūt žinot, ledo ritulninkas, kurį yra vienas iš rezultatyviausių visų laikų NHL žaidėjų. Jis iš viso neturi kliūno ledo ritulininkų. Jis paprastas mažiukas bakuriukas, o ledo ritulį mes žinom, mes turim Kasparaitį, kuris žaloja visus. Sako, aš sakau, ką aš ten sakiau, zubrus, jeigu žaidėjai skirtingų atsikovadį, sakau, tai kaip tau, jei, pavyzdžiui, zubrus tave atakuoja, nes tas atakuoja, o tas gynėjas. O sakė, čia norėjau, galvoju, toks varosi, galvoju, sulaužysiu, žiūriu lietuvis, nelaužysiu. Bet tas Wayne Gretzky, jisai žaidė ir žaidė rezultatyviai ir jo nepagavo. Aš skaityčiau, yra toksai. Ir Zuikis, ir Liūtas gyvena vienam miške, ne? Viens gudresnis ir greitesnis, kits stipresnis ir, sakysim, plėšresnis, ne? Bet jeigu tu turi būti kažkiek, tai aišku, to intelektų savo gali pakeisti. Bet kiek galima išugdyti, jūsų manimo, tą valią, ant kiek žmogus gali iš nečempionų vaikystėje, galų gale... Valia, jeigu pamena, toks buvo visų laikų garsiausias karatistas Bruce Lee. Tai mačiau tokį kiną, jis kažką neteisingai padarė, čia rytiečių tas mokslas, ir jį baudė. Jį nubaudė, jam liepė į tokį įlindusį vandenį, ežerą, ten šalta. Ir prie tokio bambuko apsikabinės, ir jis visą naktį turėjo už tą bausmę iškišęs tą galvą kalentom dantim ir prabūt, nes taip tas mokytojas norėjo, kad jisai į vienų, ten turbūt siekia ir kitų dalykų, tos paklusnumo oro. Bet tai tą valią jis išsiugdė, jam buvo šalta, bet jis nemetė, jis galėjo mesti tą visą dalyką pasamokti ir išeiti namo. Bet jis išbuvo, jis įrodė, padarė. Tai tą valią gali išsiugdyti, nes tik tai reikia, aš žinau, kaip ir Lietuvos armijai jie augia. Aš žinau, kai reikia praeiti, nes turiu ten pažįstamus, iš karininkų, kurie jau buvo ir jie praėję, tam visą, pavyzdžiui, pas jos būna, aš tam tiksliai netraktuosiu, bet lyja lietus ir reikia visą parą išgulėti tam vandenį apkasę, nes imituojamas karas ir tu guli tam vandenį per šlapės, permirkęs, tam purve gulijas, tu turi padaryti, mes matom
daug tokių, sakysime, amerikietiškų kinų, kur yra tie vadinami speckai. Tai ten jie surinkti, fiziškai stiprus, nes tas reikalinga, bet gali kitą kartą tam fiziškai vizualiai atrodančiam stipriam žmogui pat labai toks, kai aš sakau, zuiko širdis, tai kibernetinė, žinai, tai jos kaip suranka ir tau vanę rūp. Tai ten yra atranka didžiulė, kad praeina tik tai valingi jam. Valinės Bet tą valią, ateina su tai gerai, tą valią vėl. Vėlgi tada grįžtam, ko mes norim. Ar mes norim masinio tokio sporto, ar mes norim čempiono. Čempioną iškart pasakysiu, kiekvienas tap negali. Tai labai gerai cituosiu Arvydo Savonio žodžius, kai važiavom į Seulą, į olimpiadą. Ir ten yra, reiškia, dar olimpiada neprasidėjo. Susirinko, gal 10 000 sportininkų visų sporto šakų, nes valgykla yra bendra tokia turbūt dydžio kaip kokios 2 futbolo aikštės. Ir stalai, ten aišku daug tų, sakykime, kur turi apsitarnauti, ten savitarna, to maistų daug, ten eilės nesidaro, bet kiek nužvelgia, tai vien iki horizonto vien žmonės. Ir Sabonis valgo ir sako, tu įsivaizduoji, sako, ir visi šitie atvažiavo to vienu aukso medaliu. Įdomu, kaip dalinsimės. Tai čia yra lygiai ta pati situacija. Negaligi visi žmonės būti čempionais. Reiškia, atranka ir gaunasi. Bet tą valią tu turi ugdyti vienas. Na, aišku, yra įskausmo, reiškia, jutikliai, kaip tu jauti vienam. Nulūžęs pirštas, aš žaidžiau visą turą, žaidžiau prisirišęs nulūžusių pirštų ir man skauda, bet aš tą galėjau padaryti, nes aš tą skausmą kažkaip iškentėjau. O yra kitas, kad jis jam suduosi į šoną į koją ir jisai nesportuoja, nes jam dabartiniai dabartinių sportininkų 80% traumų nesupratau, mes mūsų laikais tai nebuvo traumos. Nukrist nuo dviračio, nusibalnuot kelią, ten susigauti alkūnę ir ten lipat per tvorą, ten susižeist kažkam, nebuvo traumų. Dabar pas mumi jau jos yra traumų. Ir mes kalbam apie žmonijos stiprėjimą, visą tai gal pati fiziškai, nes kodėl kalbam apie stiprėjimą, nes mušam rekordus bėgdami, šaudami, ne? O tam skausmo, tam kriterijų, tos valios kentėjimo nuovartį, kentėjimo skausmą, mes tikrai tas, sakykime, koeficientas mažėja. Tai šitas skausmo kriterijus, kentėjimo skausmo nuovargio buvo kur kas aukštesnis anksčiau. Aš galvoju, tie, kur kariavo dar antram pasauliniam kare, pas juos tas pojūčiam, tas kriterijus buvo visiškai maksimumis, nes jie gulėdavo su nulaužtom kojom, kariaudavo, išgriauždavo kupyrą, ten lakūnai ir panašiai. Ir jie išgyvendavo. Dabar aš net neįsivaizduoju, net prie to komfortiško gyvenimo, kaip žmogus tą galėtų iškentėti. Teko skaityti apie tyrimus, kad po antro pasaulinio karo daug emigravo ir daug buvo laivų, kurie susprogdindavo ten mūsų. Ir kai žiūrėdavo, kam pavyko išgyventi, išlikti, pasirodo tie, kurie praėjo karą, kurie matė viską. Po tie jaunys, stiprus, kaip lakas. Šito aš negaliu, čia yra ta evoliucija, kažkurioje srityje mes turbūt tam greitume, staigume, gal mes ten progresuojam, bet kažkur kažką praranda. Čia jau yra mokslas, aš nežinau, mokslininkai į tokius gilinasi, nesigilina, aš nežinau, bet aš tą pastebėjau iš tavęs. Tai dabar važiavau tokią laidą prieš kokią gal 5 metus, kaip anksčiau imdavo tai tarybinė armija žmogų, tai turėdavai praeiti medkomisiją. tą spausti, ką ten reikdavo, nepūst tą plaučių apimtį, ten visus tos, praeidavo į medkomisiją. Aš pats praėjau, nes tarybų armijoje tarnavau tarinėje. Tai dabar paėmė va tų jaunuolių, kurie ten prieš 20 metų įėjo, tai dabar jie tėvai, tai jų vaikų jau paėmė, kuriem 20 metų dabar. Ir sulygino tos duomenis, va, pačius, kur vaikai darė ir tėvai darė, kai jie jau į armiją. Tai plaučių apimtis 30% mažesnė, kur tą. Putį į bačkatą pakyla. Ir jie viską tą mūsiškai paėmė kaip rusai. Daug dalykų yra, silpniau daro jų vaikai, negu darė tėvai. Nes, tai reiškia, gyvenimas tampa komfortiškas. Aš anksčiau į mokyklą eidavau 2 kilometrus pėsčias. Aš žinau žmonių, kur 12 kilometrų eidavo į mokyklą ir iš mokyklos kaime pėsti.
Dabar visur mes važiuojam, ne? Anksčiau nebūdavo, sakykime, dabar liftas. Nebūdavo tų pakilimų univermagė takelių, aerovo statutų. Ir tie visi tie žmonės, visas tas komfortas, automatiškai mažina tavo fizinės galės. Ir gerai yra pastebėjęs Schwarzeneggeris, kai jisai pasakė taip, kad tu eini į sporto salę, ten valandą pabūni, į dieną valandą, tai geriau negu kad eitum. Bet tai nepakeičia to gyvenimo, kurį gyveno mes kažkada, neturėdami šito komforto mašinų, ten, sakykime, dviratis geriausiu atveju buvo vien Skype, ne? Nes irgi reikėdavo jo uždirbti, nebuvo taip viskas paprasta. Tai aš manau, kad čia visa ta tendencija tų technologijų šiuolaikinių, daugiau sėdimo darbo, nes aš galiu pasakyti, vėlgi į šitą mokslinį rusų tyrimą, kaip mes užaugau prie Kauno, mūsų visi žaidimai buvo policininkai ir vagys, pagauk ten mane, kažkokios hovonkės ir mes augom, aš kadangi draustiniai miškas, reiškia, man reikdavo nuo Vyksnės kalno nueiti į Nemuną, įsimaudyti, tai reikia nulipti 10 minučių nuo Vyksnės kalno, gal didelis, ir užlipti, bet ten ne visada būdavo, kartais į dieną 5 kartą įsimaudyti ir vėl užlipti. Į mokyklą eini grįžti, į treniruotę negrįžti, nes mašinos nevažiuodavo, nieko nebuvo, viskas pėsti. Tai mano, kaip jau apsivedžiau, mes gavom butą ir gyvenom mieste. Tai mano dukra jau visada stovėdavo laiptinėje ir žaisdavo su lėlytėm laiptinėje ant to asfalto. Ir man visą gyvenimą buvo, bet nebuvo galimybių, kad, reiškia, gaila, kad mes neaugam, toliau negyvenam kaime, kad jai reiktų varyti pėsti ir panašiai. Tai čia tu nenorom tos technologijos. Tada jau po 6 metų gimė sūnus, lygiai tarpau. Tas pats liftas į 7 aukštą, atgal žaidimas kiek. Tai jie dirbau kūno kultūros ir sporto departamente, vadovavau ir ten mes registruodam naujų sporto šakų, ypač dvikovijų. Jeigu tu parodai kažkokį kitokį veiksmą, tai ten taekwondo, ne? Kitas taekwondo, koks ten viskas ten, tokie 3 veiksmai, bet aišku, dabar visos tos tendencijos, tie veiksmai platėja ir tos muštynės gaunasi kitokio lygio. Anksčiau kiek nežinojo nieks tų veiksmų. Aš žinau, kai mes treniruodamis ir mums reikdavo stiprinti nugaros raumenis, buvo paprasti tie tokie atsilenkimai, laivelis ten kažkokiu tokiu ir tokį visas tas dabar yra visos tos vidinių raumenų pasirodo. Mes tokių net nežinom, apie ką čia yra kalba. Taigi mes, jeigu paimam stuburą, stuburas dedasi toks kaip kryžium, jeigu iš viršaus imsime, ne? Tai tuose tarpuose yra vidiniai raumenys. Tai kad tau tie diskai neišvažiuotų, kad bus traumos visus pokalbių, tu turi stiprinti tuos viršutinius tą palinį, kur tu sustiprini, kurį vatarai tuos atsilenkimus visai vieną, bet tau reikia tarp tų kaulų susistiprinti. Ir dabar yra eilė pratimų ir aš pats jos darau, kadangi aš turėjau rimtų problemų, 3 iš viršaus, kas ne. Tai aš susitvarkęs, bet turiu pastoviai tą daryti, bet savo laiku mes tokių dalykų nežinojom. Tai jeigu imti tas, sako, kovos be taisyklių, kokie veiksmai ir kas tai aišku, sportas nestovi vietoje, atsiranda nauji darinti, antėlis vis toliau vyksta, bet, sakykim, ta pati tokia, ką aš vermė apie, jeigu aš grįžtom gal konkrečiai prie krepšinio, nes, pavyzdžiui, teisingai jūs sakot, mes turim lygiuotis į skausmo kentėjimą kovos be taisyklių, kai tau tas suka sprandą ir komų įvairius pasiduoda. Jo, tai reiškia, tas žmogus yra ta riba. Tu negali sakyti, treneriui, jūs duodat man to. Ko neįmanoma padaryti? Įmanoma, pažiūrėkit tą sportą. Ir tada, kai aš kalbu, dabar ypač daug kalbu su Jonu, turiu švedą, labai gerą žaidėją iš NBA, Jerebko Jonas. Ir mes kalbam, kai aš jam sakau apie tą koncentracijos laikymą. Ir sakau, tu nesusikoncentruoji, lemiam metu ten nepasikeitė ir ten neįžeidė to žingsnio, nes tu pavargęs, taip, jo buvau pavargęs, nesusikoncentruoju, nes jau tu pagalvoji, kai boksuojasi. Boksuojasi visada, kiekvienas smūgis praktiškai mirtinas, ne? Ir jeigu tu ten visą sekundę koncentraciją, tai jau tik prabusi ligoninė, teisingai. Ir tą daro, aš jam suskaičiau laiką, 12 raundų po 3 minutės. Tai 26 minutės. Mes žaidžiam 40. Tai pas mus yra pertrauka 15. Jūs jau pagalvok, tie žmonės, kur tie eina milimetrai, tas kumštis pro ausį, pro akį, ir jeigu tu pamesi tą koncentraciją tiek pat laiko, žaisdamas, tai tave jau paprasčiausiai užmuš.
Ir jie tada man ir tie amerikonai sako, o labai geras pavyzdys. Reiškia, aš jam neduodu to, kas neįmanoma. Tas įmanoma, bet tą turi ugdyti, versti save tą daryti ir treniruočių procese priversti. Va dabar pažiūrėjau 3-3, kokiam intensyvume jie tą žaidžia. Tai idealu, aš sakiau, šiemet mes ruošimės, žaisim visą laiką 3-3, tas greitis, intensyvumas, nuovargis, viskas va tame. Jeigu tu pabūsi va tokiam 3-3 situacijose, tau bus lengviau žaisti 5-5, nes ten intensyvumo tokio nepasiekė, nes taisyklės truputėlį. Rytų kosmonose iš senų laikų naudodavo meditaciją. Prieš, po, leisdavo susikoncentruoti, atsikratyti minčių, o krepšinėje nebūna specialių meditacijų arba psichotreningų, to vadinamų, kuris leidžia kažkaip subalansuoti ir tą dėmesį ir kitas. Gomerskis buvo ta autogeninė treniruotė, čia vienu metu labai buvo populiaru. Ir tas sugulė po treniruotės ant žemės ir jis ten pasakoja, kaip kraujas teka iš ojos mažo pirštelio per visą kūną, iš dešinės į kairę perteka. Ir tu turi įsivaizduoti tą visą vaizdą matyti, bet čia irgi yra mokslas ir yra menas. Čia tu taip negali. Čia turi, ta meditacija irgi. Meditacija kas yra? Taip nėra. Šiandien aš medituosiu. Tu reikia tos meditacijos taško, kad tu turi eiti turbūt kokie metus, kad tu pasiruoštum, tu išmoktum tą daryti. Valdyti savo mintis, valdyti savo kūną, tu tą gali padaryti. Aš mačiau, kaip tie šokinėja, taip kelius palenkė ir šokinėja, nes jų kažkokie yra Tailande, ir kur ta kažkokia, kažkokia, kur jie sugalvoja, kad žmogus kažkada skraidė ir jie gali skraidyti, jie tokius šuolius kala su bekojų nuo, taip lotoso pozicijų. Ir tai aš galvoju, tai praktiškai žiūri neįmanomi dalykai, reiškia, tas įmanoma, tas yra menas. Tik tai reikia to siekti, bet aišku, vėlgi kantrybė, užsispyrimas, tas tikslo siekimas. Jis nėra lengvas, nes jeigu mes tą tikslą pasistatysi peršokt per kėlę, tai jis vienoks, bet jeigu peršokt per savo aukštį, tai jau bus kitoks, bet tu turi siekti. Kaip treneris, jūs daugiau kreipia dėmesį į jūsų komandos narių trūkumų panaikinimą ar į stiprių pusių stiprinimą? Labai geras klausimas. Visaip, mano karjeroje dariau visaip. Reiškia, pradžioje galvojau, kad krepšininkas turi, sakykime, mums krepšinį reikia, kad žmogus praktiškai dirbtų 10 skirtingų tokių dalykų, jos tada gali žaisti, ne? Bet, pavyzdžiui, amerikiečiai dirba kryptingai. Tas atkovoja kamuolį, tas pervaro, tas meta, tas paduoda. Aišku, idealu, kai viename žmogoje gali viską, yra Jordanas, Lebronas, kur jie ten, yra daugiau tų, Kobe Bryantas, sakykime, daug žaidėjų. Yra Lietuvoje, tokių žaidėjų ir buvo, aš turėjau. Tai tie žaidėjai yra didys žaidėjai, kur gali viską. O šiaip, pradžioj aš darydavau, jeigu tu silpniau kažką darai, to reiškia tą, ką darai gerai, jau darai, o čia mes tą darysim, ne? Tada tu sustabdai tobulėjimą, kaip sakyti, nušlifavimą lygį universalumo to stipraus dalyko, ką tu gali su to vienu dalyku nuveikti. Daleiskim, jeigu atsimenat, Auselgi toksai buvo futbolininkas, kurio viena koja buvo biškai trumpesnė ir visi žinojo, kad jisai eis į dešinę pusę, bet jis su ta koja, kai virdavus, taip klibikšt ir toks susiduodavo tas vaizdas, kad jis eis į kairę, o jisai klibikšt ir nes gyrėjas pasisteka, o jis nedodavo, kad jo nes jau biškai trumpesnė koja buvo. Ir jis visą gyvenimą ant to atvažiavo ir viskas su to vieno judesiu. Tai aš dabar darau taip, jeigu tu esi geras metikas, turi drožt. Jeigu tu jau pats iš savęs geras, dar tu užtobulinsi. Čia neblogą filmą su Tomu Cruizu žiūrėjau, kai jisai papuolė, reiškia, kai Kinijoje buvo revoliucija, turbūt vadinasi paskutinis koks nors samurajus. Ir jisai papuolė, jis atstovavo Kinijos armiją, kadangi buvo labai geras karvedys Amerikoje ir jį pasikvietė kiniečiai. Ir papuolė į nelaisvę pas tos samurajus ir jisai kalnuose buvo matė, turbūt akį. Ir jisai pradėjo jau vaikščioti, aišku, ten jau nelabai myli. Ir jisai mato tuos kiekvieną judesį, kai kiekvieną rytą išeina, jie ten savo tuos daro. Ir jis tada taip masto, sako, kur esmė, kadangi tie kariai, jie galėdavo viens karys nukau 10 tų paprastų karių ar dar daugiau. Sako, kur esmė, kai tu tą dalyką, kurį gerai žinai
privedi prie to tobulumo. Nes jie dirba tą kryptim, tai va tada tu tampi jau tas vadinamas ninja ir samuraj. Tai manau, kad krepšinė lygiai taip pat jau tų dalykų, kur tu daugiau žinai, juos reikia kažkiek, bet manau, dirbsiu jais, aišku, reikia, nes tu turi juos naikinti. Bet koncentruotis reikia į tuos dalykus, kuriuos beveik gali. Kai man žmona sako, daryk ką geriausia gyvenimo mokyti, tai aš sakau, einu gert alaus. Ištobulinęs. Ja, ta kryptim aš tada. Taip, pavyzdžiui, kovos menuose dažniausiai tie čempionų, jie turi karonkės. Nuo vieną tų veiksmų ir iš bet kurio būtent jį ir padaro, o visų kitų neišpagavo. Galėčiau pasakyti tokį anekdotą. Reiškia, treneris Garastas, jis visą turi tokių pavyzdžių. Sako, susitinka lapė ir katė. Ir abidvi kalba. Tu kiek turi būdų nuo šunų pabėgti, kada užpuola? Lapė sako, aš tai 100. O katė sako, aš tai 1. Ir užpuola šunys. Katė rasti medį. O lapę sudraskė. Aišku, kol nerinkosi kokį būdą nuo tų pabėgti, kad jau su to vienu buvo medį ir viskas rabu, viskas aišku. Tai čia Briuslis sakė, kad aš nebijau žmonių, kurie mokosi 1000 veiksmų, bet aš bijau žmogaus, kuris 1000 kartų vieną veiksmą. Taip yra. Tai aš pakeičiau šiuo klausimu savo tą filosofiją, kad aišku, vėlgi, čia yra kokio lygio komanda turi, kokio lygio žaidėjas. Jeigu tu esi jaunimo komandų, kaip man teko dirbti su jaunimo rinktinėm, tu turi plačiau imti, tu turi juos mokyti, jie dar nemoka. Bet kai tu turi, kaip dabar variatai žaidėjus susistovėjusius, ką jau jūs iš mane pakeisit, kaip čia girdėjau vieno aktoriaus, Bojarskio, atrodo, tą autorinį tokį vakarą. Aš savo žmonom vis taip cigaretę apštraukiu, sakau, nes taip žmonų nežinau kiek pasijį. Ką jūs norit, ką jūs man pasakojat, ką jūs norit iš to seno šunies? Ašgi nepasikeisiu, aš toks nugyvenau, toks ir būsiu. Jeigu tavo tas žaidėjas yra susistovėjęs, jisai jau yra ten 20 kažkelių, tai aišku, tobulėti niekada nevėlu ir pasikeisti niekada nevėlu, bet yra sunku, yra žmogus nori. Tai jeigu tu esi 27-8 metų, 25, turi kažkokią savo stiprias pusės, jas reikia ir tobulinti, kad tada tave į tą poziciją stiprios, reiškia, tavo pusės išvedi, tu turi 100% realizuoti tą padarytą daryti. O aš atsimenu irgi, kai mokyklą mes pradėjom, treneriai mokino, iš kairės eini metį iš kairės, iš dešinės, čia kairys kabliukas, dešinys kabliukas. Kai kurie įvaldė tokius dalykus, kai kurie ne. Man kaip treneriui nesvarbu, ar su galva, ar su ko. Tu turi įmesti 2 taškus. Jeigu tu iš kairės eini ir tau kažko ne, mes su ta dešinė, man nesvarbu. Tik mat, kad būtų 2 taškai. O man tas techniškai tvarkingai, bet tu tuos dalykus turi praeiti. Jeigu pasakysiu, kad paskui jau žinotum, kokią tau jau naudoti tą, nes aš Miglinikas treneris labai gerai, kai Kijeve dirbom, jisai pasakojo apie improvizacijas krepšinį, mūsų žaidėją ten Ukrainoje, Budevelnikį, ne, SBK Kijeve. Sako, ar jūs matėt, kaip klounai ant lyno, kur vaikšto ant lyno, daro visokius ten atsiek krenta, nenukrenta, vėl užlipa, vėl krenta. Jie visi sako, žaidėjai, matėm, tai sako, kad jie iš to, o sako, jūs bandėte atlynai, nu, ten vienas kažką badžiau, kitas ne, sunku, labai nesmukrisi, ne. Tai sako, pagalvokit, kad jie galėtų daryti tos fokusus klounai ant to lyno, jie turėjo praeiti išmokti eiti to lyno ir toliau jau jie daro tos visokius fokusus. Tai va, jeigu grįžti į krepšinį, tu turi, jeigu tu treniruoji jaunesnių žaidėjus, tu turi mokyti viską, kad paskui kažkas išsiaiškėtų kažkokia tavo ta stipri pusė, kad galėtum jau to manipuliuoti. Bet jeigu tu nuo mažens pradėsi mokyti tą kovo dėl kamuolio, tą tik mesti, tą tik pasuoti, tai nėra teisingai, tą vis tiek bendrai tai turi duoti. Paskui, kaip gyvenime jau išiškė kažkokia ta pozicija, bet čia jau ne trenerio darbas. Čia jau yra individualaus žmogaus darbas, tu turi žinoti, man visi talentas mesti tą krepšį išmesdavau 10 kartų daugiau negu visi kiti krepšininkai, pasilydavau ir trošdavau, mesdavau. Ir taip kažkoks talentas žinau, bet tą taiklumą kaip daryti, bet kiekį. Bet iš kitų sportų, jeigu įman
Aš kalbėjau su irkluotais, mūsų irkluotojai tarybiniais laikais buvo sąjungos rinkiniai, daug tų olimpinių čempionų mes turėjo mane ir dabar nėra paskutiniai vietoj, bet buvo tas momentas, kada Lietuva neturėjo pinigų po 90 metų ir žiemos metu jie neturėdavo kur važiuoti, nes į Rusiją, kur neužšąla, ten į Krymą, ar kur tos bazės būdavo tarybiniais laikais, jie turėdavo žiemos metu kur irkluoti, dabar neturėjo. Tai jie žiemą slidinėja ir kilnoja svarsčius, jie visi susikočiojo kaip reikia, bet kai prasideda pasaulio etapai pavasarį, tai pirmus kokie 4 etapus jų nėra net tam, arti tų lyderių. O jie tik pradeda nuo vidurio vasaros, jau tada tos kanas vietas, rinkti tos taškus. Ir mano pavaduotojas Raslanas buvęs irkluotojas. Kur problema, Algirdai? Ir jisai sako, tu ką besportuotum, ką bedarytum žiemos metu, jeigu tu neiširkluoji, dėl skaičių galiu apsirinkti, bet tai reiškia, jeigu neiširkluoji 600 valandų, tavo tas raumenynas jis tau nieko neduos, tu gali, Schwarzeneggeris bus, tu nieko neužgriepsi, reiškia, ar tu talentas ar netalentas, trikus ar ne, tu turi išdirbti tą. Taip, lygiai jeigu grįžtume prie krepšinio. Ar tu talentas įmetimai, bet jeigu tu padarysi milijoną metimų daugiau negu kiti, tai aišku tavo tas taiklumas bus kitas. Taip, kad mes grįžtam prie tų savybių, kad ar individualias savybės reikia tas, ar stipriasias, ar silpnasis patempti, ar stipriasias tobulinti. Tai aš skaitau čia reikia tą ir tą, bet čia jau net ne trenerio darbai. Čia jau, jeigu mes kalbam apie tą lygį, kur apie krepšinį jau krepšinų, nes aišku, jeigu mes kalbam apie paauglių, kur dar nori būti krepšininkas ir sportuoja, aišku, treneris turi tą stebėti ir tą tobulinti. Bet suaugęs krepšininkas jau jisai turi pats save žino, ko jam reikia ir apskritai. Aš galėčiau pasakyti, kad pavyzdžiui, viena iš tokių atvejų, kur Gustas, jeigu pamena tokį krepšininką, jisai, reiškia, aš net nežinau, kaip jie treneriai kaip dirbo, kad jisai baigęs Sabonio mokyklą, jisai turėjo labai daug didelių problemų su metimu, su taiklumu, aš nežinau, ten ar talentas ar ne. Bet jis vaikinas buvo ant tiek užsispyręs, visas vasaras treniruodavosi manėžę, nes aš atveždavau azerbaidžaniečius, tai jis ten treniruojasi ir eidavo su treneriu vasaras, mesdavo krepšį. Ir vat jeigu grįžti iš to, ar tobulint kažkokį bėgimą, ne, kad jis buvo greitas, ar tą silpnąją vietą pataikymą. Nu, aišku, čia krepšinis, ir kaip tu greit nebebėgsi, ar aukštai bešauks, vis tiek visas užsibaigė tuo metim. Ir kai sakė mano draugas, kiek ir ko begertum, viskas baigėsi vandenį iš po krano. Ir čia, jau kai bedarysi, vis tiek reikia kažkaip tą golą įmušti, ne? Nu ir jisai, vaikinukas, jisai pasiekė gerų rezultatų. Jį pradėjo imti geri klubai, man atrodo, Barons laimėjo ir jisai gerai žaidė ir jis tą visą atletizmą turėjo, plus pataikymus prisidėjo, bet jis konkrečiai, Chomičius vėl atėjo į krepšinį ir irgi 1000 metai, nes buvo toks stiprus fiziškai, vėl toks kampuotas, tos plastikos trūko, nes raumeningas, bet viską apie darbą, visą tą metimą jis nebuvo talentingas, atsakykime, tas snaiperis, ne? Per darbą, per juodą darbą Chomičius labai daug dirbo ir tapo vienu iš geriausių pasaulyje. Konservatorijoje mokina, kaip kurti muziką, bet nemokina, kaip tai pritaikyti gyvenimą. Dailininkus mokina, kaip kurti paveikslą, bet nemokina, kaip kurti savo gyvenimą. Sportininkas mokino, kaip šlifuoti metimą, bet nelabai mokina, kaip tą sugebėjimą nuolatos tobulėti, pritaikyti gyvenime. Kaip jūsų manimo, ar reikia sportininkus mokinti, kaip tai pritaikyti gyvenime? Nes matom, tobulas metimas, o gyvenime ir šeimoje ir kitur yra problemų ir nėra tokios tendencijos ir noro tobulėti. Na, pasakysiu, čia yra didžiausia problema profesionalių sportininkų. Aukšto meistriškumo, sakysim, čempionų. O jeigu mes jo siekiam, taip gyvenime nėra, vis tiek yra balansas. Jei kažkur tu pasiekiai, kažkur nuklydai. Kaip integruoti tą tokį baigusį sportininką, kuris nemoka išskyrus to savo sporto šakos, bet jau amžius jam neleidžia to daryti, į gyvenimą. Dirbtis nemoka.
ten, nežinau, vaikus namuosi, ten vis tiek myli viską, ten kažkaip moka, gal nėra toks šeiminiškas, kaip tas vyras, kuris visą gyvenimą buvo su vaikais. Ta jis kažkaip padaryti, bet kaip į kokį darbą, ką reikia daryti. Išskyrus sporto jis nieko nežino. Tai va čia yra didžiausia problema. Ir ko pasiekoja, o dar jeigu tu gauni traumą, tai išvis tau negali sporto. Kai dirbo kūno kultūros sporto departamente, išvėrėm tą rentų klausimą. Kad sportininkas nepriklausomai, pensijos nepavadinsi. Sportininkas pasiekęs aukštų meistriškumų kaip Europos 3 vietos, na pasaulio 1, 2, 3 vietos olimpinių medalius, olimpinių sporto šakų, reiškia, gauna rentą. Nežinau, ten kažkai 10, kokį ten MGM ar kokį ten įmenus. Tai reiškia, tai sudaro kažkas 1000 eurų, ne dabar va pagal šios pinigus, nes imkime ir tą pačią Meilutytę. Jinai nesulauks tų 60 metų amžiaus, kad gauti pensiją iš sporto, ne jeigu mes, o jinai baigė, jinai pasiekė, jinai baigė anksti, yra sporto šakos, kur tu anksti, tai jinai dar ir negavo traumus, jinai gal, sakykime, turi kažkokių nuo to vaikas tų spaudimo ir to norėjimo šios mūsų undinėlį, kad jinai ten būtų visą laiką 20 metų aukštimo, jinai gavo tą psichologinį spaudimą. Mes nežinom, kas tos mergaitės galvoja darosi. Ir jinai, kur jai eit, ką daryti, jinai irgi nieko nežino. Tai va ta renta jai, jinai yra jai gyvenime. Bet tu gali kažką daryti, bet tave jau badas tau nebaksnuoja į duris. Tai va šitą pavyko padaryti, prie manęs dar ne, bet palikau visą tą gradaciją, viskas kaip buvo, tai po mane padarė, aš nežinau dabar ar Raslavas buvo, bet tą pasisekė priimti įstatymą, mūsų tokių nėra daug, Lietuvos mastu mūsų kiek, aš nežinau, tai tokių. Eros mes muziejai buvom, kad Lietuvos pasaulio čempionų visokių olimpinių yra apie 3000. Bendrusom per visą istoriją. Galbūt, bet tai jau pusės jau nėra. Tam pusės jau. Ir va šitas dalykas yra geras ir tada sportininkas, nes man, žinot, turbūt visi prisimena tokį kanoistą ir jisai buvo pasaulio čempionas, paskui už Lietuvą vietą, ne? Ir viską išdirbau departamente. Žmogus su tokiais pečiais, žmogus su tokia letena. Jis pats droždavo pasaulio čempionatam, olimpiadom, droždavo irklų. Jis jam specialiai gamindavo tokį dinamo, kol nebuvo sportinių inventoriaus tokia gamykla. Tai jis nesilaikė tų pasaulinių tendencijų, jis nusidroždavo tą irklą. Jo, jam ten padarydavo, jis užsisakydavo ir jis buvo antiek stiprus vyras. Ir kai dirbau departamente, čia buvo 96-97 metai, kai jis pas mane atėjo ir sako, įdarbink mane kur nors. Neturiu darbo, varau mašinas iš užsienio, remontuoju tos, man net kažkaip pasaulio čempionas. Rankos apdaužytos, nes aišku, ten tas variklis visi. Ir ką, jis neturi jokios specialybės, nieko išskyrus to trenerių, tada tais treneriais kažkaip irgi buvo problema, nes turbūt tų priešų niekur nebuvo. Ir dirbti trenerių Lietuvoje irgi ten už tos 100 litų nelabai tam neišėjau pragyną. Ir va čia yra didelė bėda, aišku, mes ten į kažkurį darbinam, kažką ten padarėm. Nežinau, koks to dabartinis likimas, bet gaila tokių žmonių, kurie drebino visą pasaulį ir atsiranda tokiuose, ir aš skaitau, tai ne jų yra kaltė. Tai jie siekia, kaip jūs sakėte, tapti čempionais, bet kiek jie prarado, gal tuo metu kažkoks ten jo bendramžis užbaigė universitetą ir tapo kokio nors, ten nežinau, gamyklos direktorių ir gyveno puikiai, jisai visą sveikatą atidavė ir neturi iš kur gyventi. Taip, kad tapti čempionu dar gerai pasvarstyti. Ką galėtum patarti žmonėms, kurie kaip ir aš nori tapti čempionu, galbūt jaunesni, gal jūs truputėlį jau pasivėlino. Niekuomet negaliu. Vaikams, jaunimui gal. Ne, tai visų pirma, žinot, nėra lengva, žinot, ko nori iš gyvenimo ir ko nori tapti, nes tai paprasčiausia, na bent aš jau toks plaukt pasauliui neman. Aš kažką bandau, man nepavyko, aš kažkada bandžiau kažkokius, sakykime, biznius, bet aš supratau, kad ne biznėrius, nes mano visi bizniai buvo minusiniai. Geriausia, kas pasisekė, tai išlikti po 2 metų darbo prie savų. Tai va, supratau, kad biznėrius aš nebūsiu. Tai visų pirma, reikia žinoti, ką nori siekti, reikia bandyti. Kaip minėjau, kaip Jordanas pasakė, nenusimint, nenusivilt, nenuleisti rankų, jeigu nepasisekė, nes tik lengvi dalykai pasiseka iš karto. Reikia užsispyrimo
aiškaus įrodymų, nu, kantrybės, nes dideli pasiekimai per vieną dieną, per savaitę, per metus nebūna. Jeigu taip pat tam žinojimui, kiek reikia siekti, aš galiu pasakyti, beleiskit, kaip suskaitosi pas mumi olimpinis ciklas. Tokiem, pavyzdžiui, sportininkam, kaip na, sakykime, buvo Kydikas, ne, buvo Alekna. Šiandien reikia tos kantrybės ir tikslumo, kadangi olimpiada bus už 4 metų. Jiem reikia sudaryti savo maitinimo treniruočių grafikus 4 metam taip, poilsio grafikus, kad jie būtent tais metais tą dieną ir tą valandą, nes vieną dieną jie meta 1 valandą diską, kitą dieną jie meta gal 3 valandą ir yra šalis tokia, ir yra tokia, kur laiko skirtumas kitoks, kad būtent tą valandą, netgi tą minutę, tu padarytum savo geriausią rezultatą, kad taptų olimpiniu čempionu, ne? Ir Alekna tą įrodė. Tai va čia yra tas kantrumo, tikslo siekimo, tokio ne kantrumo ne savaitę, ne dieną. Ir to va tikslumo pavyzdys. Nes gerai, mes krepšininkai, sakykime, mes žaidžiam 10 žmonių, mes viens už kito, jeigu tau nekokia šiandien diena, tai rytoj bus geresnė, kažkam šiandien, tai tu gali iš kažko pasislėpti. O va šitiems sportininkams, jiem nėra iš ko pasispėti, jiem reikia tą visą išskaičiuoti, viską kandidatą iškentėti. Tai aš dar pasakiau tokių didelių sportininkų, tą 4 metų olimpinis ciklas, bet kitų sportininkų, kad pasiektų olimpinį medalį, yra 8 metų tas ciklas, nes jis nėra gal tiek talentingas ir stiprus. Taip, kad darau šitą pavyzdį todėl, kad tas, kas mane matys ir sieks kažkokį tikslų, kad žinotų, kad tai nebus pasiekimai rytoj. Ir kitą kartą reikia pagalvoti, ar sugebėsiu tą padaryti, ar ne, gal jeigu esu dvejojantis arba neužsispyręs, tai gal neverta, kada kažkokio kitoj kryptį galima pasiekti. Dabar yra visokios, sakykime, galimybės technologijos ir panašiai. Mesgi turiu puikių ir mokslininkų ir kosmosą matau jau skraido su Lietuvos mokslininkų iškastom kažkokiam tai ten detalėm ar tam kažkokiam ten susisiekimo yra, mačiau kažkokio radio bankom kažkokį ten jau jie dedasi ir į amerikiečių, ir į rusų jau raketas. Vienu žodžiu, turi nuspręsti, kuo nori būti gyvenime. O jeigu nepavyktų, tai dar nėra taip blogai. Svarbu, kad būtum lytiškas, kad mylėtum Lietuvą, kad užaugtum geras, teisingas žmogus, kad nereiktų statybų papildomai privačių kalėjimų. На этой позитивной нотке разрешите закончить.